Sveiki, šiandien net nežinau ką sakyti. Mes su jumis turime 3 ruletės skirtingų gamintojų ir apie jas niekada nieko nepasakojau, net nežinau, ką galima būtų labai daug pasakyti, turbūt net taip. Ir pabandysime gal pasižiūrėti, kaip atrodo pačia išvaizda, išsakysiu savo nuomonę, kiek aš turiu patirties, apie savo patirtį pasakysiu ir padarysim tokią bendrą apžvalgą. Visų pirma, kažkada tai labai seniai, gal prieš 10 ar 15 metų aš turėjau Bosch. Tai paskui ta ruletė kažkur tai dingo ir aš nupirkau Parkside firmos, nes tai pigiausia, mes turim tokią Lidl parduotuvę ir ta parduotuvė labai dažnai prekiauja būtent, galima sakyti, ir įrankis, ne tik tai maisto, ir prie to maisto, žodžio, mes turime ir įrankių. Štai taip atrodo ruletė. Baterijas mes turime, man atrodo, 2 baterijas 3A, mažesnio formato, kas dar nežino, štai taip atrodo. Su laiku šitą ruletę aš žiūriu, kad labai greitai įsikrauna. Čia galima skaičiuoti, kad čia neprofesionalus įrankis, dar prie to mes prieisime, aš parodysiu, kodėl aš taip šiandien kalbu. Tada aš nuėjau toliau ir nupirkau štai tokią Bosch ruletę, jos pavadinimas GLM 50-27 CG. G tai reiškia, kad šviečia žalią spalvą. Apie tai irgi tuoj pasikalbėsime. Šiandien, arba galima sakyti šią savaitę, aš gavau dovanų, tai čia Hilti ruletė PD1. Jos kaina apie 450 eurų, nauja, jeigu pirkti iš karto parduotuvėje, šiai dienai štai tokia kaina. Šviečia raudoną spalvą, pačia išvaizda tokia, kaip plasmasė, nieko ypatingo, bet čia mes turim štai tokią dalyką. Jeigu mes kažką tai norim, daleiskim, stalą kažkokį pamatuoti ar dar kažką, tai mes paprasčiausiai pridedam ir iki galo. Dėl tokios konstrukcijos mes galėsime tiksliai pamatuoti iki kiekvieno milimetro. Šitą ruletę Hilti turi programėlę, apie tai net nekalbėsiu, nes visi labai daug turi informacijos, kad galima pasijungti prie telefono, ten kažką tai skaičiuoti plotą, aprašyti visą kambarį ir taip toliau ir panašiai, apie šitą dalyką net nekalbėsiu. Tokia galimybė turi ir šitą ruletę, ir šitą. Bosch, aš sakyčiau, net ir ta programėlė tokia gudresnė, fainesnė, labai daug galimybių, bet šiaip aš asmeniškai iš viso nenaudoju tų galimybių, man paprasčiausiai reikia kažką tai pamatuoti, kažkokią tai sieną, kažkoks tai gal korobas, kažkokią tai atstumą, arba pasiskaičiuoti daugiausiai tai kvadratūrą. Ir šitą ruletę irgi susitvarko. Apie baterijas, tai mes pakalbėjom, kad čia 2 baterijos 3A, čia tas pats šitą Hilti turi. Nežinau, kiek užteks, aš manau, kad šitą ruletę laikys gerai, nes čia toksai paprastas ekranas, jisai labai mažas ir dėl to yra labai taupus. O čia mes turim 2 baterijos ir jos tokio dydžio 2A, bet čia mes turim spalvotą ekraną ir gana didelį. Pasižiūrėkite, mes įjungiam, štai čia toks ekranas, čia toks. Dabar iš karto skirtumas, ne? Mes įjungiam ruletės ir pasižiūrėkite, Hilti jau pradėjo veikti, o Bosch'as dar ne. Čia ką galima pasakyti, kad šitą ruletę iš karto paruoštą naudojame ir mes galim pradėti matavimą. Turim 1,90, čia spaudžiam vieną kartą, pradeda šviesti lazeris, taip. Ir atstumas tas pats, žinokite, 1,90. Pasižiūrėkime, ką rodo Parkside. Įjungiam Parkside, jisai, žinokite, irgi paruoštas iš karto daryti matavimą. Ir čia aš skaitau, kad iš vienos pusės gerai, jeigu mums būtent reikia ant greičio viską daryti, kuo greičiau, aš manau, kad taip gal ir net geriau. Ir įdomu, čia yra paklaida 1,90, bet toliau eina 5 ir čia 5, o būtent Parkside rodo 2. Nėra gerai, nes aš sakau, čia nėra profesionalus kažkoks tai įrankis ir kuo daugiau mes matuojam, tai žinokite, visur yra paklaida. Su visais Parkside būtent lazeriniais įrankiais yra problema. Mes
kažkada tai turėjome lazerinį nivelyrą ir net nei vieną. Žinokite, su visais jais problema. Vat kiek buvo pas mane, tai būdavo problemų, kad netiksliai rodo kažkur tai aukščiau, kažkur tai žemiau ir viskas gaunasi kreivai. Profesionalai tai iš viso šitie įrankiai niekam tikia. Dėl baterijos, aš vėl sugrįžtam prie to, kad būtent Parkside labai greitai išsikrauna. Šis ekranas, pasižiūrėkite, ant kiek jisai galingas, šviečia ir ant kiek silpniau šviečia Hilti. Nes Hilti čia, aišku, tokios technologijos, kad mes galėtume kuo didesnį laiką naudotis šiuo įrankiu, o ne taip, kad čia kažkoks tai mėgėjiškas daiktas, kad kuo greičiau čia senstų tą bateriją. Turbūt Boschas padarė trupučiuką kitaip, nes čia lazeris neveikia, o dabar, ir jeigu mes iš karto įjungiam tą ruletę, tai lazeris nepradeda iš karto veikti, o paspaudus jau mygtuką. Toliau, kad čia žalia šviesa, čia mes turim raudoną, aš net nežinau, ar yra didelis skirtumas. Palaukite, čia Parkside'as, kur irgi raudonas. Raudonas, tai pagal šviesą dabar, jeigu žiūrim, tai Hilti šviečia, duoda daugiau šviesos, labai panašu kaip ir Boschas, bet Boschas žalias, o čia mažiau šviesos. Bet ne tai turbūt svarbiausia, o svarbiausia, kad šis įrankis, būtent jo tarnavimas, kad tiksliai mums rodytų atstumus ir tiek, o ten žalia šviesa ar raudona, man atrodo, kad didelis įtakos būtent man nedaro jokios, nes aš dirbu patalpos viduje. Jeigu net ir dienos šviesa, labai daug langų, šviesos, man kad ir raudonos spalvos šviečia ruletė arba žalios, jokios įtakos. Tada apie atstumų, kiek didžiausias atstumas. Daleiskim, Hilti galima matuoti iki 100 metrų. Šitas Boschas tik, man atrodo, iki 50, ant kiek aš atsimenu, bet tokia informacija, kur ten metrais, ten koks lazeris čia sumontuotas ir taip toliau ir panašiai, jūs patys galite pasiskaityti, nes aš kaip iš karto ir minėjau, šis vaizdo įrašas tik tai toksai, kad apžvelgti, kad yra tokie įrankiai ir maždaug kaip jie atrodo ir tokia pagrindinė informacija pasidalinti. Ir turbūt tiek. Jeigu aš pats asmeniškai ką savo pasirinkčiau, tai šitą mesčiau į šiukšliadėžę, nes tikrai nereikalingas, labai blogai matuoja, jeigu sensta baterija labai greitai. Dėl Hilti kol kas tai nieko nežinau, nes čia dovana ir mes tik tai su šiuo įrankiu pradėsime dirbti ir su laiku pasižiūrėsime. O pats Boschas atrodo smagiau, linksmiau, visur yra gumuotas, jisai nebijo, jeigu kažkur tai nukrys ir iš antro aukšto, kažkur tai per laiptais, su jo aš manau nieko neatsitiks, bet pasitaiko turbūt visko. Turbūt ir tiek. Įrankis matuoja, daleiskim, tą pačią kvadratūrą ir mes galim pliusuoti, minusuoti, tą patį dalyką ir gali daryti ir šis įrankis. Bet vėl, aš šiandien sakau tik tai grinai apie savo situaciją, man dažniausiai reikia pamatuoti ten atstumą nuo lango iki lango, pasiskaičiuoti kažkokių tai gal kampukų, ar jeigu daleiskim mes turim pertvaros iš gipskartono, maždaug pasižiūrėti, kokie yra atstumai. Arba daleiskim prieš durų montavimą pasižiūrėti kokią angą, kad viską surašyti ir kad atstumai būtų tikslus. Naudoju grinai tik kaip ruletė. Ir būna tokių atvejų, kad mes kažkur tai kažką tai pasiskaičiuojam trupučiuką pačią kvadratūrą. Arba daleiskim tų pačių lubų, kad užsakyti dažus, jau tiksliai ir tiek. Taip mano atveju ir tas įrankis kaip ir daugiau negu profesionalus, man užtenka ir to. Su laiku pakomentuosiu dėl baterijos ir kaip laiko. Kitos pusės šitas Hilti, jisai toksai kaip ir mažesnis, bet šita plasmasė tokia kaip ir, nežinau, jisai atrodo gana pigiai, palyginus su Bosch. Taip, ir trumpai apie kainą turbūt, mes apie kainą kažkaip ir nepakalbėjom. Šitas Hilti kainuoja 400 €, jeigu dabar važiuoti šiom dienom, važiuoti į parduotuvę pirkti tokią kainą. O čia galima pirkti per internetą, visur pilna, labai lengva nupirkti tokią ruletę ir jos kaina, galima sakyti, per pus pigiau, 250. Tai man atrodo, kad pasirinkimas akivaizdus ir pagal grožį, ir pagal visas galimybės, man atrodo, kad šis įrankis
tikrai laimi. O Hilti čia grinai kompanija, turbūt reikia mokėti tik būtent už vardą. Bet šiandien aš pasidalinau tik tai savo nuomonę. Dabar žiūriu lazerio klasę. Tai žinokite, ir čia antras, ir čia antra klasė, ir čia kažkoks tai 1 milivoltas 515 nm. Tai aš sakau, kam reikia daugiau informacijos, būtent tokių smulkių kažkokių tai dalykų, čia vaizdo įrašą jūs ir nesurasit. Nežinau, ar buvo šis vaizdo įrašas naudingas, ar aš paprasčiausiai suvalgiau jūsų laiką. Jūs komentaruose pakomentuokite. Jeigu bus tokių neigiamų komentarų ir jums buvo šiandien su manim nemalonu, taip ir rašykite, kad Ruslanai daugiau nedaryk tokių vaizdo įrašų, kad buvo beprasmiška, mes nieko nesužinojom ir buvo vien bla 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 bla. O jeigu atvirkščiai, tai visada aš laukiu gerų patiktukų ir užbaigėm šitą vaizdo įrašą. O šiandien aš jums noriu palinkėti labai gerų, gražių, kokybiškų remontų. Pasirinkit gerą ruletę, jeigu jums reikalinga. Ir iki sekančio karto. Viso. Čiau, sėkmės.